Dauguma merginų bijo valgyti daugiau, nes galvoja, kad priaugs nereikalingo svorio, tada aišku badauja, nepasiekia rezultato, galiausiai viską meta, bet šiame video aš pasidalinsiu savo patirtim, nes pati darau lygiai tą patį ir ką darau dabar, kad valgydama žymiai daugiau, 2500 ir dar daugiau kalorijų, aš vis dar išlieku geroj formai, jaučiuosi puikiai, matau gerus rezultatus ir nesilaikau jokių drastiškų dietų. Kadangi dabar esu sporto salėje, galbūt pradėkim nuo vieno iš esminių dalykų, kurių daugiau nebedarau ir jaučiuosi žymiai geriau. Aišku, apie tai kalbėjau ir seniau mano video, tai jeigu žiūrėjot, tai matyti jau daugiau mažiau turi čia kitokį supratimą, bet kardio ir svorio treniruotės. Tai kadangi mano tikslas buvo būti lieknai, numesti svorio, aš dariau labai daug kardio ir taip, aš treniravausi su svoriais, bet tai galbūt nebuvo mano esminis prioritetas, aš tiesiog labai stipriai persistengdavau su savo bėgimais, 10 km kiekvieną dieną ir tada kiek jau ten jėgų likdavo darbui su svoriais, aš dasimuždavau su jais, tai tiesiog rezultatai taip nėra siekiami ir jeigu mes norim atrodyti gerai, jaustis gerai ir turėti tam tikras formas, ne vien tik tai tapti minkšti ir numesti daug svorio, tai reikėtų prioritetą skirti būtent svorio treniruotėm, taip jausimės geriausiai, matysim geriausią progresą, riebalinio audinio tirpimą, raumenų šiokį tokį prieaugį ir tos formos keisis, bet jeigu visa koncentracija yra tik tai kardio treniruotės ir mažai koncentruojamės į svorių treniruotės, tai tada tikrai to gero rezultato tiesiog nebus. Tarp kitko, esmė tokia, kad čia jau antrą dieną nenoriu skųstis ar veltui perreaguoti, per stipriai reaguoti turiuomenį, bet čia yra toks vaikinas sporto salėje ir šiuo metu esu tik aš ir jis ir tikrai jaučiuosi pakankamai nejaukiai, nes nenoriu, kad tai taptų kažkokiu tai skundimosi video ar aš tiesiog susireikšminus, bet pirmas dalykas, jis daro ganėtinai keistus dalykus. Jis kabo ant žiedų, iš esmės beždžionės principų siūbuojasi per visą salę su jais, daužo, tarsi bokso kriaušė jo, bet kaip jis tą daro pakankamai intensyvu ir tikrai jaučiuosi nejaukiai, tada random irgi pasikabina ant treniruoklių, tada, nežinau, vaikšto visur su Maksimos maišu, tarsi viskas tvarkoja, gal ten jo daiktai, bet, sakau, nenoriu skambėti, kad aš veltui komplaininu, bet tiesiog kaip merginai yra pakankamai nejauku atėjus į sporto salę taip anksti ir vos naktimis būti vienai ir matyti tokius vaizdus. Tai kartais pagalvoju, kad visai fainai būtų, jeigu sporto klubai, tie, kurie dirba visą parą, jie turėtų ar kažkokią tai administraciją, ar kažką, kad tiem žmonėm aišku mokėtų daug, nes naktinis darbas nėra paprastas, bet gal kažkokiam pamainom, kad tiesiog jaustumės šiek tiek saugiau atėjus į sporto salę, nes nežinau, tiesiog toks mini pamąstymas, kad galbūt sporto klubams, net ir tiem, kurie dirba visą parą ir ten viskas automatizuota ir įėjimai yra tiesiog su telefonais ir taip toliau, galbūt būtų gerai vis tiek turėti administratūrą, kad tokių dalykų nevyktų, tai čia tiesiog toks pranešimas į visatą, kad galbūt kažką pasieks, tai va, čia tik pamąstymai. Dar kažkas man sakė praeitam video, kad jau pagyrė mane, kad įsigijau mikrofoną, tai taip, jau kuris laikas naudoju mikrofoną, bet bėda tame, kad aš ne visai moku jo naudotis, nes kartais garsas labai prastas, kartais geras, tai dabar tikrinau, bandžiau kažkokius kitokius nustatymus. Čia, kaip suprantu, sporto salėje, kadangi garsas didžiulis, muzika groja žiauriai garsiai, čia netgi dabar dar žimpliusas šalia, tai, žodžiu, iš visų pusių labai garsios muzikos. Tai aš dabar bandau naudoti tokią funkciją, kuri turėtų izoliuoti garsą, bet būtent todėl, nes jinai izoliuoja garsą, dabar aš turėčiau mikrofoną laikyti labai arti. Tai dabar pabandžiau va čia prisisekti ir tikiuosi, kad kai aš kalbu, kažkas girdis, tai reikės prasitestuoti, nes bandysiu ir salėje kalbėti, aišku, kaip ir minėjau, ten dar tas vaikinas yra ir man šiek tiek nejauku. Bet, žiūrėsim, gal ateis kas nors pasportuoti, nes čia irgi būna ateina tokių vyrukų, kurie irgi labai anksti sportuoja, tai tada iškart drąsiau pasidaro, nes aš juos žinau, o čia toks kažkoks įdomus atvejis ir, tiesiog nėra jauku iki galo, tai, žodžiu, pasižiūrėsim.
Ir dar, nežinau, ar mane čia perpūtė ir aš čia perstempiau, bet man taip skauda pasukti galvą į dešinę pusę, šalį beig invaliduotą jaučiuosi, negaliu pasukti. Žodžiu, žiūrėsim, kaip čia bus, reikės save pasaugoti čia su spaudimais. Aišku, aš jau save visą savaitę saugau ir atrodo, kad tai pagerėja, tai pablogėja, tai gal ir neperpūtimas, gal tiesiog perstempiau, reikia kažkokio tai sportinio masažo, kad atsistatyti. Bet jo, dabar kaip visą laiką, pasižiūrim, išgersiu savo mėgstamiausią Raw Nutrition pre-workoutą. Sour watermelon. Ko nes Laura? Jau kažkas ateina. Kad sutaupytume. Viskas reikia judėti. Kažkaip ilgai užtrukau. Tai vat, kadangi šiandien yra pečių diena, tai vėlgi bus sunkesnių spaudimų. Aišku, turiu save pasaugoti, nes kaip ir sakiau, šiek tiek yra problemų su kaklu. Tai tikiuosi, kad nieko rimto. Bet nuo ko pradėsiu, tai vėl, kad stabilizuoti savo pečius, visą laiką pradedu nuo, dažniausiai bent jau, ne visą laiką, negaliu sakyti visą laiką, bet beveik visą laiką. Pradedu nuo galinės deltos, tai yra tam tikro arba izoliacinio pratimo, pavyzdžiui, mėgstu labai šitą, po vieną ranką tą peteliškį, ar kaip jinai vadinasi, su trosu, arba kryžiuoti, arba treniruoklį, arba netgi šitus face pulls. Tai šiandien padarysim tos po vieną ranką jaučiu, stabilizuosim šiek tiek petį, kartais net jeigu man problemos yra su mentim, ne tai kad problemos, bet kaip ir sakiau, dabar dėl kaklo, tai visai padeda stabilizuoti ir su traukom po vieną ranką nugarai, tai čia irgi priklauso nuo to, kokia yra problema, bet kuriuo atveju reikia daryti ir apšilimus ir taip toliau. Bet kaip ir sakiau, dabar per daug nešneku, nežinau, kad toj prie žmonių ir aš po to nelabai galėsiu nei ką filmuoti, nei ką daryti. Tai, žodžiu, pasidarau tada traukas, šitą po vieną ranką čia. Ir tada jau judėsim prie spaudimo tam treniruoklį ir tada pamatysit, kas bus tada. Lol. Ir dar kas iš tikrųjų yra svarbu, tai pradėti nuo silpnesnės rankos, aš kartais tą pamirštu padaryti. Tai mano silpnesnioji yra kairė, vadinasi pradėsim nuo kairės. Ir pradžiai čia tikrai neforsuosiu su svoru. Reikia stabilizuotis pirmiausia. Pirma serija jinai tokia lengvesnė apšiliminė ir tai galima po truputėlį didinėti. Aišku, šitam pratimui daug svorio ar taip nereikia, nes tada pradedu daryti jau tikrai nebetechniškai. Tai va, galinė delta kaip ir šiek tiek užpumpuota. Dabar turiu susimontuoti šitą spaudimo treniruoklį, žodžiu. Šiaip mano rekordas buvo, man atrodo, 35 kg per pusę, tai dabar žiūrėsim. Kol kas sakau, bijau dėl kaklo, tai bandysiu pradėti su 30, galbūt iki 32 dasikelsim, bet reikia man labai atsargiai būti, nes kartais tikrai yra vis dėlto geriau šiek tiek save pasaugoti ir galbūt pridėti daugiau pakartojimų negu daugiau svorio. Tai vat. Dabar svarbu yra nenuskaičiuoti ir teisingai sudėti. Gerai. Jo, tai pradėsim pirmą, pabandysim su 30 ir tai jau galima bus pasižiūrėti, ką daryti toliau. Dar vienas dalykas, kurį aš mėgstu daryti ir kas labai man padėjo su pečių augimu, žodžiu, ir lygiai tas pats ir kojams ir taip toliau, tai mėgstu paįvairinti savo intensyvumą ir savo, ir savo setus. Tai va, tarkim, padarau 2-3 tokius darbinius tikrai sunkius ir tą 1-2 tokius lengvesnius ant pampo, ant technikos, daugiau pakartojimų, tai jau atsakau, tas labai padeda. Ir net jeigu mes esam, tarkim, įpratę visą laiką daryti vien tik tai sunkiai, tarkim, vien tik tai 6-8 pakartojimus, tai kartais yra labai gerai pakeisti į, tarkim, 12-15, gal kažkur net 20 pakartojimų, daugiau jau tikrai nereikia. Arba atvirkščiai, jeigu mes visą laiką, kas čia dabar? Jeigu mes visą laiką fokusuojamės į tuos daugiau pakartojimų ir lengvesnes serijas, ant, kaip sakyti, apimties dirbam, high training volume, angliškai, tai tada būtų gerai kartais padirbėti ir ant jėgos, irgi pakeisti, nes bet kuriuo atveju mūsų kūnas jisai pripranta prie tam tikro stimulo ir jį reikėtų atnaujinti, paįvairinti ir taip, aišku, matysim daug geresnį progresą. Tai va, tai dabar, sakau, baigiau su spaudimu, sumušiau rekordą, padariau su 37
7,2 plus treniruoklis. Nežinau, kiek treniruoklis. Čia bus virš 40. Taip kaip mano šitiem mažiem pečiam, kosmosas. Tik tai atsakau su kaklu labai negerai. Tai žodžiu, aš čia prisikalbėsiu, man atrodo. Tai va, tai dabar eisiu pastrysiu judimą, dar tokį champagne press vadinamą ir tada bus galima pasižiūrėti, ką daryti toliau. Tai va, laukiu žinių. Dar vienas dalykas, kuris man tikrai padeda išlikti formoje, kuomet didinu maisto kiekį ir valgau tikrai daug, tai kokybiškas maistas, nes vis dėlto kalorijos nėra lygų kalorijom, kitaip tariant, jeigu mes tą patį maisto kiekį, kalorijų kiekį suvartosim ir gausim iš visiško perdirbto maisto, greito maisto, tai tikrai kūno kokybė ir mūsų progresas nebus tokia patys, kaip lygiai tą patį kalorijų skaičių mes gautume iš sveikų pilnaverčių produktų, vieno ingrediento produktų, tai tas labai labai svarbu, tą visą laiką pabrėžiu savo video, bet kas dar yra labai svarbu, tai jeigu mes nekeičiam savo mitybos visiškai ir kad ir valgom tos sveikus produktus, bet visiškai neturim įvairovės, tas irgi galiausiai gali pradėti kelti ir virškimo problemas, ir pilvo pūtimo problemas. Tai žinau, labai lengva yra užsisukti į tą ratą, kai valgom lygiai tą patį ir viskas labai greita, labai paprasta, elementaru, bet kaip ir sakiau, tai gali pradėti kelti pilvo pūtimo problemas ir virškimo problemas. Plus mes negaunam tam tikrų maistinių medžiagų, nes labai svarbu yra vis dėlto rotuoti ir keisti savo vartojimus maisto produktus, kad ir jie sveiki. Tai sakau, man lygiai ta pati problema, bet aš irgi stengiuosi įvairovę palaikyti ir karts nuo karto pakeisti ir žuvį, kurią valgau, ir mėsą, kurią valgau, ir aišku, gauti įvairiausių daržovių, vaisių, uogų, taip pat kruopų įvairiausių, ne vien tik tais ryžiais, bet aišku, ir avižos, bolivinė balanda, grikiai, žiauriai mėgstu grikius, bet labai tingiu gamintis, nes jie ilgai verda. Bet žodžiu, principas yra toks, kad, kaip ir sakiau, svarbu yra ne tik tai, kiek mes tų kalorijų valgom, bet iš ko mes jas gaunam ir ką mes renkamės. Tai va, tai toks vienas iš tipsų patarimų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu norit, kad valgant daugiau, išliktumėt geroj formai ir nepriaugtumėt nereikalingų riebalų, jaustumėtės gerai, virškinimo problemų nebūtų, pilvo pūtimo problemų nebūtų, nes vis dėlto, jeigu mes neturim sveiko virškinimo ir geros aplamai žarnyno, viso gero, kas man šiandien yra, geros tvarkingos žarnyno sistemos, tai aišku, progresuoti bus labai sudėtinga, jau nekalbu apie savijautą, atsistatymą, raumenų auginimą, riebalų tirpdymą, be sveiko žarnyno ir virškinimo to tikrai nebus. Bet kas dar labai svarbu, kai mes didinam kalorijas, tai yra druskų ir vandens balansas organizme, nes vėlgi, jeigu mes didinam maistą, bet negeriam pakankamai vandens, tai vėl gali prasidėti pilvo pūtimo problemos, virškinimo problemos, lygiai tas pats yra svarbu ir kūno drėkinimas, vadinasi, aš vis laiką rekomenduoju ir elektrolitus vartoti pastoviai, ne tik sporto dienom, bet tiesiog kiekvieną dieną, tas irgi labai svarbu. Tada kalio turintis maisto produktai, tokie kaip bananai, bulvės, irgi labai svarbu visam balansui palaikyti, nes vėlgi, viskas yra ne vien tik tai apie maistą ar kalorijas, bet bendrai, bendrą struktūrą, bendrą planą, įsitikinti, kad viskas yra optimalu. Taip pat druskos reikėtų irgi tą kiekį laikyti daugiau mažiau pastovų, nes jeigu mes vieną dieną suvartojam labai daug druskų turinčių produktų, daug sojos, nežinau, ką ten perdirbto maisto galiausiai, tai vėlgi tikrai užlaikysim vandens ir tikrai užlaikysim skysčių. Kitą dieną mes valgom mažiau, tada aišku vėl viskas stabilizuojasi, normalizuojasi ir tokie gaunasi kalneliai. Ir tas ir organizmui nėra idealu, ir aišku mūsų savijautai nėra idealu, tada pradedam klausti savęs, ar aš nevalgau iš tikrųjų per daug, o problema iš tikrųjų yra ne kalorijose, bet tiesiog, kad, kaip ir sakiau, per daug suvartojam druskos, tada supanikuojam per anksti, pradedam mažinti kalorijas. Žodžiu, tai kuo mes stabiliau palaikysim druskas, elektrolitus, skysčių kiekį organizme, didinant maistą, tai tuo geresnis savijauta bus ir tada, aišku, rezultatas bus pats optimaliausias, koks tai galėtų būti. Taip pat dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai aktyvumas. Ir aktyvumas ne tik tai sporto salėje, bet ir už jos ribų, vadinasi žingsniai, pasivaikščiojimas, kas man labai padeda, tai pavyzdžiui, ypač jeigu turiu daugiau virškinimo problemų, tam tikrom savaitėm, nes tikrai pas mane irgi viskas nebūna idealu, visko būna. Bet ką aš darau, tai man labai padeda po valgymo išeiti pasivaikščioti, tas padeda ir cukraus kiekį kraujo sureguliuoti ir bendram aktyvumui, nes vėlgi sakau, tai, kad mes sporto salėje sportuojam, tos svorius kilnojam, viskas yra amazing ir labai gerai, bet jeigu mes už sporto salės ribų nieko nedarom, esam neaktyvūs, sėdim ant sofos, gulim, tai ir virškimas bus prastas, rezultatai bus nekokie ir tuoj pasakysiu, kai žmonės praeis, bus žymiai lengviau. Čia jau renkasi žmonės, dėl to aš stengiuosi filmuoti greičiau ir kalbėti greičiau. Bet žodžiu, jeigu mes nepalaikom aktyvumą už sporto salės ribų,
mes negalim tikėtis gero rezultato, gero virškinimo. Netgi mąstymas, ką aš esu pastebėjęs, kas man labai padeda dirbti lengviau, tai pavyzdžiui, jeigu aš sėdžiu ant sofutės ir rašau kažkokius tai postus ar montuoju ten video, man viskas gaunasi daug lėčiau, daug prasčiau ir toks netgi smegenų rūkas kartais užsėda, negu lyginant aš daryčiau tą patį, rašyčiau postus ar generuočiau idėjas, kuomet judu ir vaikštau. Tai nereiškia, kad ten reikia bėgioti ir kaip išprotėjus daryti kardio ar kažkas tokio, bet tiesiog, vėl žmonės, bet tiesiog palaikyti aktyvumą daugiau mažiau už, kaip ir sakiau, už salės ribų. Tai va, dabar jeigu vėl aš pradedu maltis ir pradedu nusišnekėti, vadinasi žmonių daugėja arba kažkas šone žiūri mane ir aš tada pradedu nusišnekėti. Tai va, tikiuosi patarimai buvo naudingi, daugiau jų duosiu šiek tiek vėliau, nes dabar jau jaučiu, kad truputėlį darosi sudėtinga. Tai va, tai susitiksime jau kitam kadre kažkur ir pasiaiškinsim, ką daryti toliau. Dabar taip pat, ką aš stengiuosi daryti, tai kadangi dabar esu savo tam vadinam off-season'e, kuomet auginu raumenis, dar nesryškinu, dar nesiruošiu varžybom, bet tas bus ateityje ir tikrai viską parodysiu ir pademonstruosiu, nes vis dėlto labai daug dalinuosi savo angliškam YouTube kanale, kurį taip pat galite pasekti, jeigu suprantate anglų kalbą, ten visa esmė, dabar šitą kanalą lietuvišką pradėjau tik dabar. Tai ten visas buvo ir pasiruošimas, ir auginimo procesas, ir ten daugiau iš tikrųjų su bodybuildingu kelių informacijos, negu čia daugiau tokie patarimai, nes žinau, kad Lietuvoje žmonėms nelabai kas įdomu apie tą bodybuildingą ir ten varžybas per daug apie tai nešneku ir nerodau, bet jeigu kam įdomu, tai ten galite pasižiūrėti, bet ką dabar, pavyzdžiui, darau, tai net ir off-season, šitiem, kuriem įdomu, aišku, vis tiek stengiuosi ir pozuoti, ir praktikuoti tą pozavimą kiek manoma dažniau, nes vėlgi taip off-season'e, kuomet mes auginam raumenis, tas kūnas nėra toks ryškus kaip ant scenos ar ruošiantis varžybom ir tos linijos netokios ryškios ir netaip yra smagu save matyti ir pozuoti, bet vis tiek tą daryti reikia, nes jeigu pradedam pozuoti tik tai paskutinę akimirką, paskutiniam savaitėm, tai ant scenos rezultato gero nebus, vien todėl, nes vėlgi jaudulys, pasimetam, labai sunku yra susiorientuoti. Tai jeigu tą darom pastoviai ir nuosekliai, žymiai lengviau yra vėliau ant scenos tiesiog natūraliai, net negalvojant ir pozicijas teisingas padaryti ir tas visas flow yra žymiai geresnis. Tai va, tai dėl to, sakau, stengiuosi pozuoti ir off-season'u, net kai man nepatinka, kaip atrodau, tiesiog per daug neanalizuoju pačių tų linijų ar ten formų, bet daugiau mažiau pačius perėjimus, transitionus, viską vis tiek stengiuosi praktikuotis. Kad ir kaip bebūtų gaila, 1000 sekėjų čia mums surinkti per šią savaitę nepavyko, vis tiek ačiū visiems už palaikymą, video jau baiginėjasi, tiesiog norėjau padaryti šiokį tokį shoutoutą tiems, kurie buvo aktyviausi šią savaitę, tai Gintarė Echomen, Gintarė Jasiūnaitė, Artūras Ivanauskas, Dovilė Žilinskienė, tai žodžiu. Bet kuriuo atveju, ačiū visiems, ačiū, kad palaikot kanalą. Kaip ir minėjau, turiu 2 kanalus, tai visa mano koncentracija vis dėlto vis tiek yra į anglišką turinį ir anglišką kanalą. Ir jeigu čia palaikymo tiek daug nebus, tai greičiausiai grįšiu pagrindę prie angliško. Bet kuriuo atveju, kaip ir sakiau, labai ačiū, kad žiūrit. Kiekvienas komentaras, jeigu širdutę paliksit po šito video, tikrai man labai padės ir bent jau matysiu, kad tiems, čia blizgutis dar, kurie čia yra, tie mano video yra aktualūs, taip pat galite siūlyti temas ir viskas. Taip pat primenu, kad Lemon Gymo narystėms su kodu Laura15 galite sutaupyti. Taip pat apranga, kurią šitam video nešiau, buvo iš Bombshell Sportswear, taip pat Laura15 galite sutaupyti ir ant jų. Tai va, tai iki kito karto, iki kito video, tikėtina, kad kitą savaitę galbūt jau turėsim tą 1000 sekėjų. Laikau čiūrus tik su jūsų pagalba. Tai va, ir susimatysim jau sekančią.